Viskas prasidėjo nuo gando. Kolega rūkykloje paklausė, ar žinai, kad visas tas šlamštas, kurį rūko Lietuvoje, pagamintas iš lenkiško tabako? Lenkiško? Ir tai dar ne viskas. Kodėl šitas jau pagarsėjęs skandalingais tyrimais žmogus, po to, kai mes su juo ištyrėme cigarečių turinį, pasako baisų žodį – salietra, kuriai degant išsiskiria garantuota mirtis. Patenka tas nitrozaminas į kraują, ir kas toliau? Per plaučius tiesiogiai. Vėlgi jisai pateks, suma sumarum, galutinai jis pateks į ląstelę. Taip. Ir išaugs mutacijas. Baisu. Šlykšti išdavystė. Juk jie atrodė kaip sąmokslininkai. Mirtinos ydos kamuojami žmonės ir tabako verslininkai. Vienas nuodijasi, kitas maloniai parduoda nuodus. Bet aiškėja, kad prieš parduodant kažkas cigaretę dar papildomai užnuodija. Štai žmogus, kuris žino, kas ir kodėl. Iš ko yra pagaminta cigaretė? Ką mes apie tai žinom? Šiaip, kiek man yra žinoma, tai cigaretė yra pagaminta iš homogenizuoto tabako. A kas tas yra? Tai praktiškai, jeigu šnekant buitinę kalbą, yra popierius milkytas tabako tirpalė. O jūs mėgino šnekėti su cigarečių vis tiek gamintojais, kad jie pripažįsta, kad jie taip daro, ar ne? Man tai nėra labai įdomu, bet privačiuose pokalbiuose tai čia niekam nepaslaptis. Be abejo, kad jie tą pripažįsta. Kad jie mirko popierių ir po to... Grubiai šnekant, vėlgi, kartoju, tai yra tam tikras technologinis procesas. Čia jau yra tikrai popierius. Tai, kai jie vadina cigarilę, yra iš tikrųjų suviniota iš popierių. Taip, ne, čia akivaizdu. Bet kokia nesąžinė, klausyk. Tabako kažkokiam ekstrakte mirkytas tas popierius. Taip, jau čia tokios struktūros, tų jokių gyslų čia nesimato. Čia nei gyslų, nei nieko nėra. Čia yra popiergalis. Kodėl taip svarbu, kad visą kūną užnuodijantis tabako gaminiai būtų gaminami bent jau sąžiningai? Jeigu tabakas yra prastas, jeigu yra didelis darbų kiekis, jeigu yra blogas popierius, kas irgi leidžia palaikyti blogą temperatūrą, kurio, tai pagrindinis dalykas rūkime yra temperatūra. Ir va toj temperatūrai įsiskiria medžiaga, jinai yra įrodyta, jinai vadinasi 3,4 benzilpirenas, aš žinau, ką jam kalbėjo ten tie, bet reiškia, ir jinai konkrečiai ir sukelia plaučių vėžį. Kaip žmogus miršta nuo plaučių vėžio? Labai sunkiai. Jisai gęsta kaip žvakė, jisai miršta skausmuose, dusulyje, jisai gęsta kaip žvakė ir po truputį užgęsta. Jeigu neatsitinka kažkokių tai komplikacijų, nes vėžys iš viso gali sukelti daug komplikacijų, ir kraujavimą, ir supuliavimą, ir skysčio tokį kaupimas, ir tai gali būti, tai aišku, be abejonės gali greičiau pagreitinti tą mirtį. O iš tikrųjų tai yra tikrai ilga, skausminga mirtis. Niekam aš to nelinkėčiau. Košmaras. Didžioji rūkorių išdavystė. Ir išdavikas tas, kuris meiliai šypsodamasis parduoda žmogui jo silpnybės objektą. O klausimas toks, kodėl parduoda dar papildomai užnuodydamas chemikalais? Dabar mes su Vytautu ištirsime keistą fenomeną. Štai žiūrėkite. Aš padegu cigaretę ir padedu ant lėkštelės. Mūsų žiniomis, tabako lapai patys be pakūrenimo, tai yra, kai niekas netraukia per jos oro, pasmilksta ir užgęsta. Štai. Padegu tabako lapus, kad galėtumėt palyginti. Matot, kas vyksta. Cigaretė pati save surūko be rūkoriaus pagalbos, o tabakas svyla ir gęsta per 15 sekundžių. Važiuok, anas jau užgeso. Mes bandysim nustatyti, kiek sakykime, įmirkyti salietrą nitratais tabako gaminiai. Girdit, ką jis sako? Mirkyti nitratuose. Bet juk tai garantuotas vėžys. Kodėl? Tiksliau, už ką ir ką deda į cigaretę, kad tai, kas milksta ir gęsta, imtų sparčiai degti. Cigaretė padaryta yra kaip tas Bigfordo virvė. Jį gali teroristai naudoti bombų padegimui. Vytauto hipotezė tokia. Norint, kad tai, kas nedega, taptų degiu, reikia pripildyti oksidatoriaus. Žmoniškai kalbant, pavyzdžiui, apdoroti kokiais nors nitratais. Puiku, nitratai. Čia ta chemija, kurią konservuotų dešrelių griežtai negalima kepti. Nes pakaitinus nitratai virsta vėžį sukeliančiais nitrozaminais. Alternatyvos nėra, kad nesukeltų. Praktiškai ne. Praktiškai ne. Nes kenksminga medžiaga pateko ir sakykime, kontaktuoja su pačia ląstele. Ląstelė neatlieka savo funkcijos, jinai pakinta.
atsiranda antiek pakinta, kad praktiškai atsiranda vėžinės ląstelės, jos dauginasi. Ir šiuo atveju, kada patenka, sakykime, per plaučius, šiuo atveju pirmiausia bus plaučių vėžys. Mes su Vytautu čia smulkiname cigaretes, atskirai jų kamšalą, po to dar atskirai cigarečių popierių ir pagaliau pono Kęstučio išaukštintus tabako lapus iš Karibų jūros baseino. Galbūt pjuvenos išmirkytos ekstraktai. Puiku. Yra viena vieta Vilniuje, kur žmonės augalą atpažįsta iš mažiausios dulkės. Jie tikrai atskirs, kur celiuliozė, kur medžio drožlės, o kur tabako lapelis. Tomas kloja po mikroskopu populiarios, nes santykinai pigios cigaretės turinį. Čia panašu, kad yra presuota, reiškia, sakykime, tenai dulkės, gal ten dar kažkokia rišamoji medžiaga yra įdėta. Nežinau, negaliu pasakyti, bet taip. Kažkokia nesąmonė. Vietoj tabako kažkokios suklijuotos dulkės. Greičiausia dedama, greičiausia kliū, bet vėlgi kokie jie. Kodėl mes šį vakar kalbam būtent apie cigaretes? Todėl, kad jas lengviausia prigrūsti visokio šlamšto. Ir yra pastebėta, kad pramoniniu būdu gaminamų cigarečių sukeliama rizika yra didžiausia. Tyrimas parodė, kad lyginant su nerūkančiais, plaučių vėžio, viršutinių kvėpavimo takų ir šlapimo pūslės vėžio rizika buvo daugiau negu 2 kartus didesnė tarp rūkančių cigarus, 3 kartus didesnė tarp rūkančių pipkės ir 5 kartus didesnė tarp rūkančių cigaretes. Tomas perkuitė tonas dokumentų ir dabar jis žino, kodėl tai, ką rūkoriai vadina tabaku, iš tiesų yra presuotos dulkės. Klausykit ir žiūrėkit. Tabako stiebai, gyslos, net nuo sandėlio grindų sušluotos dulkės pilamos į baką, paveikiamos skysčiu ir išgaunamas vadinamasis motininis likeris, į kurį pripilama visokiausios chemijos – sintetinio nikotino, amonijako, nitratų, iš viso per 400 cheminių medžiagų, nes tas mirkalas baisiai dvokia. O tabako atliekų košė neišmetama, į ją pridedama rišančios medžiagos, kurią ir pamatė tyrėja ir kočiojamas popierius. Tada tas popierius supurškiamas tuo motininiu likeriu. Grubiai šnekant taip. O kodėl negalima to padaryti iš paties tabako? Kodėl jie šito nedaro? Tai kaina bus visiškai kitokia. Nes pats tabakas yra pakankamai brangus, jį sunku užauginti. Kaip į maistą, kai kas deda visokius skonio stipriklius, taip ir cigaretė yra visokiausi tenai kvapai ir taip toliau visoks nelabai aišku, ko mišinys. Tuoj, nurysiu šleikštulį ir palinkėsiu jums gero dūmo. Betgi mūsų pirmoje laboratorijoje bręsta dar vienas vėmulį keliantis atradimas. Šitas rodo, kad čia yra papildomai įdėtas salietro. Taip, čia be abejonių, jokių abejonių nėra. O degantis salietra tai yra kaip gėris? Na, aišku, kad ne. Akys nemeluoja. Tame tabako rasale nitratų tiek, kad vos be užtenka matavimų skalės. Jūs sakot, kad čia yra tas pats principas, kaip Bigfordo virvė. Tai yra įmirkyta į kažką, tai kas palaiko degimą. Taip. Ir būtent kažkas tai yra nitratai, gali būti greičiausia kalio nitratas. Tai yra vėlgi ta traša. Čia yra visur beveik ta riba, tai minimum 500 mg gautųsi litre. Jeigu pakelį suvarai, tai tu iš karto susidedi. O Jėzu, ne, čia rūkymas tai... 500 mg litre amžina tau atilsi. Turiu jums pasakyti, kad Vytauto Pelakausko laboratorijoje ištyrėme virš 10 cigarečių, cigarilių ir cigarų. Ir skirtingai, nei buvo galima tikėtis, visose mėginiuose radome vienodą ribinį nitratų kiekį. Ką tai reiškia? Pats pavojingiausias patekimo kelias tai yra būtent per plaučius. Kodėl? Reikalas tas, kad jeigu patenka pro plaučius, jis toj pat patenka į kraują ir išnešioja po visą organizmą, aplenkdamas kepenų barjerą. Čia yra visa esmė, nes kepenys tai būtent tai yra galingiausia detoksikacijos laboratorija, kur sulaiko nuodus. Mums dabar rūpi kilmė, nejau Lenkija. Internetas duoda vienareikšmį atsakymą. Lenkai didžiuojasi esą Europoje bene didžiausi tabako augintojai. Dar jie giriasi, kad žaliava pilnai aprūpina savo tabako fabrikus, o kartu ir tokį, koks yra ir Lietuvoje.
Mus stebino didžiuliai prie Augustavo tabako laukai. Ten ūkininkai labai iš tiesų augina ir mes pagalvojom, negi tas tabakas irgi tinkamas rūkyti yra, nes jeigu jūs bendrovė perka centralizuotai, tai galbūt ir tą tabaką perka. Nežinau, prie Augustavo, aš tiesiog vėlgi nežinau. Mūsų Lenkijoje trūktų. Mes gaunam viską centralizuotai pagal jau, sakykim, surūšiuotus lapus taip, kaip jie yra reikalingi. Tada atverkite vartus, parodykite, kad neverdate iš tabako to marmalo, kad nenaudojate įvairiais priedais papiktintų lenkiško tabako nuovirų supurkšto popieriaus. 3 savaitės, tik 3 savaitės vyko paskutinės instancijos dėrybos dėl teisės pamatyti savomis akimis, kaip jie tai daro. Kad ne iš Lietuvos, tai aš suprantu, bet iš kur nežinau. Ta prasme, ar šalis... Iš tokios šalies. Reikėtų pasitikslinti, bet jeigu aš neklystu, tai yra Lenkija, kitos šalis. Tiesos akimirka. Jeigu aš neklystu, tai yra Lenkija, kitos šalis. Taigi, Lenkijoje užauginta machorka. Pakartokime gydytojo onkologo pamoką. Kuo prastesnis tabakas, tuo tiesesnis kelias pas jį. Surūkimas iki pat galo cigaretės irgi blogina, reiškia, šitas, nes temperatūra susidaro gale cigaretės kaip tik ta, kur tas, reiškia, benzilpirenas, o tas dehidrošmidro virkurin, sakė, pakliūna į ląstelę, į bronchų medį ir veikia ląstelę ir jinai degeneruoja ir pradeda vystytis atipiškai, tai yra piktybinė tampa. Dar liaudiškai tariant, operuoti ir gydyti plaučių vėžį, palyginti su kitais vėžiais, tai... Yra labai sunku, gydymas yra labai brangus, operuoti galim tik apie 20-30% visų ligonių. Ko skiriasi tas lapas, kuris ten Karibų jūro ar kažkur tai baseinė užaugintas, nuo to lapo, kuris, tarkime, Augustave užaugintas? Kuo skiriasi tas lapas? Kas yra užauginta Augustave, tai aš nesu ragavęs ir nežinau, bet kuo skiriasi vynogė užauginta Bordo arba Burgundijoje nuo vynogės užaugintos Augustave arba Anykščiuose? Skiriasi. Tuo pat skiriasi ir tabakas. Žinai, jiems tabakas neauga šituose kraštuose, tas, kuris tas jau... Tas tikrasis tabakas, tai auga tik tai Karibų jūros baseine. Tuomet, kas auga Augustave? Ponas iš tabako fabriko mums paaiškina, kad cigaretėje yra vadinamo išsprogdinto tabako, tai yra anglies dvideginių išsprogdintų tabako kotelių ir kitų lyg ir nevartotinų augalo dalių. Tų medžiagų, kokių galima rasti cigaretėje, yra pačių netikėčiausių ir tikrai labai nedraugiškų. Acetonas, arsenas... Bet iš kur ten yra acetonas, staiga? Jis kaip degimo produktas. Nes šiandien čia yra labai aukšta temperatūra, kada cigaretė rūkai. Tai vat degimo metu susidaro net arsenas, ciano vandenilis, taigi cianas, taigi nuodas. Labai greitai veikiantis, kuris gali išaugti labai staigiai mirtį. Stop, viskas netaip paprasta. Tam, kad pripratimas būtų labiau patikimas, tabako gamintojai yra sugalvoję dar vieną fintą. Cigaretės turinys apdorojamas amoniaku. Amoniako poveikis taip pat yra pakankamai klastingas. Reikalas tas, kad amoniakas pirmiausia yra kaip buksyras nikotinui. Taip. Ir vadinasi, jeigu yra nikotinas ir amoniakas, o taip dažniausiai ir būna, vadinasi, organizme nikotinas pasisavinamas žymiai greičiau. Nikotinas kaip toks, jisgi taigi padidina kraujospūdį nuo 5 iki 10 vidutiniškai taip pat. Tai va čia infarktų ir insultų labai dažnai priežastis tai būna rūkymas. Staigios mirties. Ir staigios mirties. Žmogus įsitraukia į šitą dalyką, jau jisai save nuodija. Bet ką jūs galvojate apie tuos, kurie dar ten visko prideda taip, kad tas nuodijimasis būtų efektyvesnis? Ponia Rūta, jūs praktiškai atsakote į tą klausimą. Tai yra nusikalstama, aš taip pasakysiu. Savo nuomonę labai tvirtai. Tai yra nusikalstama.